Mhm. Pavyko susijungti? Taip, dar kaip prieš pradedant, prieš skaičiavimą pradėjau matyti tokius, žinai, tokie kaip būtų, pavyzdžiui, kaip žvaigždė prisitraukia ar ne danguje ir tokie kažkokie judantys, ten kažkokie besitampantys tokie objektai atrodo, ar ne? Tarsi ten su spalvom esi mačius, ar ne? Taip. Tai vat, žodžiu, tokius pradėjau rutulius matyti aplinkui, tokie vat rutuliukai, tokius vat, kaip būtum prisitraukus, išsididinus, jie būtų kaip išsidinę priartėję ir va taip mano laukia taip tampusi juda, žinai. Ir žodžiu, kai pradėjau skaičiuoti, pradėjau matyti save tokią labai ryškią, žinai, kaip būčiau tokia mėlyna visa. Vakar, kur atsiunčiau tau tą paveiksliuką, kur tas kūnelis taip su tokia kaip švieso, kaip žvaigždė leidžiasi į žemę, į apačią, tokia kaip deganti žvaigždė, sakykime, metaforiškai, ar ne? Tai aš matau, kad vat, aš tokia, bet mėlynai balta, su kūnu, matau veidas, vat yra, nepasakyčiau, kad kūnas, matau kojas, ne, ten taip atrodo kaip ta šviesos tokia vat bomba, sakykime, kaip ta kometa, bet veidas yra, vat, matau, tokia mėlyna, bet aš kylu į viršų, ne, čia į viršų, vat, tokia mėlynai balta. Ieško ir jaučiu, kad aš ieško ir ko gero į tą vandens tematiką pirmiausia eisim, nes aš jaučiu, kad tu kažkaip kaip kristalėjų, kaip kristalų, už kitų ieškočiau. Labai gerai. Tai tada ir einam žiūrėti tavo temą šiandienos, tai yra kristalinis kūnas, kristalinė struktūra. Ir dabar tu žiūri, kas vyksta žmogaus organizme, tiesiog išgėrus vandens stiklinį ar daugiau 3, 2, 1. Tiesiog taip, žinai, kaip išgeria, nukrenta į tą skrandį, per tą skrandį, tu prasme labai greitai kažkaip taip pliumpt ir nukrito ir viskas ir išėjo per apačią. Tokį mechanizmą parodė. Ir tada aš klausiu, sakau, tai nieks nenutekėjo, niekur neišėjo, čia sakau, nieks jokį kraują nepapuolė, čia kaip čia, kur, sakau, patenka dabar tas, kur tie kristalai sėdi tam kūne. Ar, sakau, tas vanduo kristalizuojasi tikrai ir ar jis į tą kažkokią kristalizacinę struktūrą. Tai rodo rimtai, kaip kūne būtų, tokie, žinai, kaip raumenų sistema anatomiškai atrodo. Tai rodo, va, toks, va, kažkaip toks kūnas pačiam kūne, bet jau po odai, kaip pat organų. Pavyzdžiui, jeigu tu nuluptum raumenis, ne kaulai lieka, bet lieka kaulai, skeletas tas ir visas ir lieka tie organai, ne vidaus. Ten smegenys, akys, ten, sakykime, kasa, ten visi tie žarnynas. Ir vat iki pat ten, vat toks, vat kažkoks toks kūnas storas, gan storas, tokias, kaip leivė, tokia, vat tas kristaliniai, ta dalis tokia, žinok, va, tokia yra ten susidarius. Jie turėtų va tokia stora būti, sakykime. Tokia va stora apima raumenis, apima tą visą kraujo sistemą, apima kraujagyslės, ten apima limfą netgi. Nervų sistemą, bet neliečia tų vidinių organų, tų į vidų nesusikeria. Tiesiai sustoja. Ir jisai, matau, laikui bėgant, mažėja, siaurėja, plonėja. Aišku. Ir tada, ką mums tas kristalinis kūnas yra reikalingas? Jis kaip apsauga, kaip kažkoks švytėjimą, kažkokia energetika, žinok, apsauga. Kaip imuninė sistema, sakykime, imuninė sistema kaip apsauga nuo ligų ar ne kažkokių bakterijų, virusų. Tai čia jisai irgi tą daro, tas kristalinis kūnas. Bet kartu jis ir švytėjimą kažkokį energetinį duoda, tokią energiją, tą fizinę, bet jisai ir švytėjimą duoda. Jisai irgi švyti, žinok, pats švyti, kaip kristalas. Kaip kristalas, toks, žinok, yra, jaučiu, kaip braukiu per jį, tais eteriniais pirštais, žinai.
kai žiūriu į to materinėm akim, jaučiu, kad yra va tos kristaliniais tokios briauneliai, žinai, kaip kristalas, jis nėra Aha, nušlifuotas, jis toks kaip augantis, nuolat judantis, vienur kažkur daugiau užauga, kažkur mažiau. geras. Žinai, kaip, pavyzdžiui, šalna būna ir kaip šalo labai daug ir kaip ant medžių, pavyzdžiui, dedasi auga ten tie, nu, tipo tokie Mhm. kaip šalnos, tie tokie Šerkšnas. spygliukai. Jo, šerkšnas, kaip dedasi, kaip atrodo šerkšnas, vat gerai pasakė. Va taip, vat atrodo, va ta sistema. Kaip gražu. Aha. Mhm. O, Matau, kad šalta, pavyzdžiui, vat to mūsų žinomo Wim Hofų ta sistema, tas metodas, jis augina va tą mhm, šalnos tą šerkšno tą efektą duoda, žinau, mhm. tam kristaliniam kūnui. Jis augina tos Geras. kristaliukus. Mhm. Geras. Šaltis, va tas šaltas vanduo, žinau, šaltas oras, jisai daro tai Mhm. iš išorės. Nerealu. Ir dabar pasižiūrėk, jeigu tu išgeri stiklinę vandens su druska. Tik su druska, jokiais kitais priedais. 20%. 20%. Susikristalizuoja kažkaip tik 20% to, ko tu išgeri. Jeigu ta druska tikrai yra tenai 100% tikra. Nes organizmas, jisai žino, jis jaučia, ar tai tikra ar ne. Ir jeigu, pavyzdžiui, ten, sakykime, maišytų su kažkuo ten kažkokia konsistencija sintetizuota, jisai atmeta. Jis išmeta jį iš viso, jis nepasisavina, nesusiriša, žinai, tie kristaliukai nepraaugtų. Ir dabar, jeigu tada su teisinga druska, su mineral acid, amino rūgštis, ar ne? Amino rūgštis ir yra mineral acid. Taip. Ir proteinų struktūra nelabai supranta, žinau apie ką čia. Proteinų kompleksai ten visokie. Kompleksai, aha. Be galo įdomi tema, pirmą kartą girdžiu. Tai jeigu visą šitą komponentą į vandenį sudėjus ir išgerus? Nu, čia 100%, bet šitie proteinų kompleksai ir, pavyzdžiui, tos... Aš, pavyzdžiui, matau, kad tos mineralų, tos rūgštis ar ne, tos... Taip. Galima ir, pavyzdžiui, druska, jie gali iš išorės kažkaip, galėtų ją papildyti, organizmą gali jais papildyti, bet, pavyzdžiui, tais proteinų kompleksais, tais vadinamais tom sistemom, tom grandinėlėm, kažkaip jos turi būti paruoštos kūne jau. Ir jos kaip pagautų, kaip antanytės pagauna tuos mineralus prie savęs prisiriša. Tie proteinai kaip kokie gaudų, kaip antanytės, tos tą druską. Nes druska yra mineralas, kitoks mineralas. Bet, nes ta druska tai yra tokia kaip gyva, žinai, kaip fiziniai plotmė, jinai yra druska, toks kabaliukas, ar ne? Kristalinis toksai. Tas mineralinis, tos medžiagos, tie visi metalai, tos acido rūgštys, jos yra kažkaip su kažkokiais grynas, jas labai sunku gauti, tai reikia per kažkokius kitokius produktus ieškoti. Kažkaip junginius gauti, su ta druska maišyti ir tie proteinai tai jau yra kaip užauginti, kūne paruošti, jie laukia to atėjimo, tų mineralų ir tada prisijungia, ta druska prisijungia ir taip kažkaip užauga, pradeda augti tas proteinas ir auga tas kristaliukas. Tas kristalinis kūnas kristalizuojasi, tos kristaliniais sistemos. Aha, ačiū, kad paaiškinai. Nu, aš tikiuosi, kad tai aiškinis labai taip sudėtingai. Man dabar aišku, aha. Nelabai suprantu tos cheminės struktūros jungčių, bet matau, taip atrodo man, kad užsiaugina jie natūraliai. Ir dar prijungus tą kvėpavimą Wim Hofo, tai iš viso jėga būtų. Nes jisai iš išorės, taip, jo, tas šaltas vanduo, jis iš išorės toks kažkoks
ne iš vidaus, bet iš išorės, va taip kaip spaustų tą kūną, kažkaip duoda kažkokią elektrizaciją, sakykime, kaip kažkoks katalizatorius, va, labai stiprus, net ne katalizatorius, toks kaip aktyvatorius, sakykime, iš išorės. Bet pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad tau pridėtų kažkokį kaip ekstra, kokį ventiliatorių ar kokį ten lygintuvą pridėtų prie širdies, kad tavo širdis greičiau plaktų, kaip daro, pavyzdžiui, gaivinimo širdies ar ne, daro, prideda tą intubaciją, kai daro, kaip jisai vadinasi, prideda prie širdies ten tuos 2 elektroidus ir ten šoką tokį padaro, kad ta širdis atsigautų. Tai vat kažkas su tuo vandeniu vat labai panašiai tuo metodu, vat labai panašu, labai toks šokas, bet per tą šoką toks teigiamas kaip atgaivinimas, kaip įpūtimas tokios energijos gaunus, atsidaro kažkaip tie proteinai, atsidaro tos kažkokios angelės, čia kažkokie tokie besisukantys, tokie rutuliukai, tokie kažkokie toks kristaliniais dalys, kažkaip priima tas vat naujas dalis, augint, aktyvuojas. Ir jeigu dabar pasižiūrėk į savo kristalinį kūną, kaip jisai atrodo? Toks apvytęs. Apvytęs. Tai dabar čia eteriniai erdvėje ir gali juos atsiauginti, kristaliukus visus. Taip ir padarai, 3, 2, 1. Matau, kad pildu ten visas tas medžiagas. Eterinė erdvė. Kažką vat per tuos proteinus, žinok, tuos neteisingus proteinus, žinai. Kažkaip išstumiu, žinok, bet iš kaulinės sistemos, taip kažkaip iš tos skystinės, va tos sinavijos skysčio, to kažkokius, va tokius kažkokius nuodus, gal kažkokius toksinus išstumiu, matau tokie kaip burbuliukai juodi, žali tokie eina, laukan. Kaip išpumpuoti reikia, kaip kažkaip limfą reikia pravalyti irgi nuo tų tokių toksinų. Toks kažkoks palengvėjimas, kaip geltono šviesa užlietų mane. Labai gerai. Toks išgirdau tokį garsą ir nunešė mane. Kaip būčiau pamačius, kad mano smegenys taip įkvėptų, išgirdau taip, žinai, kaip smegenys pačios įkvėpia. Einas. Įsivaizduoju iš akės. Ir dabar kitas klausimas, vandenį, kurį tu vartoji, jis tau tinka? Reiktų jį valyti. Valyti. Bet aš matau, kad čia esmė ne tame, kiek tu to vandens išgersi. Taip. Čia esmė, kad jisai būtų vat, pakrautas, užkrautas, va, ta druska užkrauna jį. Ir tie mineraliniais tos medžiagos būtų vat geros irgi. O tai kiek tau tada užtektų, pavyzdžiui, tau per dieną išgerti? Jeigu va toks geras vanduo ar kažką, tai man rodo, gali ir vienos stikliniais ten kiek 250 ml. O, geras. Čia labai gerai. Jeigu, pavyzdžiui, ten daugiau noras, jei ten kokia karštasnė diena, žinai, tai gal ir padvigubinti ar patrigubinti tą dozę galima, bet man rodo, kad man šiuo metu, vat, kai dabar žiemos sezonas ar ne, tai užtenka pilnai ten tie, tokie dideliai stikliniai, tie 250 ml mano yra tokie vat dideli. Nes aš tų skysčių tai gaunu ir per kitus dalykus, ten sultys, vaisiai, ten, žodžiu, daržovės kažkokios, kažką dar suvalgai, kas turi tą skystinę, žinai, terpę ir jau ten yra va tų asidų, amino asidų tų rūgščių, žinai. Taip. Mineralinių. Kažkaip rodo labai svarbu yra valyti tuos vat tą vat organizmo šiuo metu reikėtų valyti labai stipriai tuos vat užkrėstus tuos rodo tuos sąnarius, limfą, kraują, tą visą
kažkaip va tą skystinę terpę, žinai, reikia valyti, čia ir kraujas, Taip. ir reikia valyti, nes va ten sėdi tie neigiami proteinai, tie užkrėsti tokie sunkus, tokie, vat, jie ten plaukiot gali, ilgai labai gali plaukiot. Mhm. Nes man atrodo, kad jie, pavyzdžiui, sakykime, buvo kažkokie skiepai, ar ne? Ir ten yra įvaryta ten kokia, sakykime, proteinas kažkoks, kokio gyvūnų, ar ten kažko kito, ar ne? Dar baisesnio mes jau žinom, kas ten būna, žinai. Kažkokia vat informacija ir jisai gali plaukioti labai ilgai tavo toj skysniai terpiai, gali plaukioti ir ieškoti, kur prisikabinti ir laukti tam tikrų momentų, jis gali labai ilgai išgyventi. Ieškotų momentų, kai atsidarys kažkuris vat, organas, kažkuri vat, ląstelė, kuri bus pažeista ir bus vat, silpnesnė, kuris galės įlysti, ar ten tą ligą užprogramuotą, ar kažką vat, atakuoti ir ten bujoti, užaugti, prasme, išsivystyti pagal savo sukūrimo esmę. Ir tas kvėpavimas ir šaltas vanduo, tai paveikia tą proteiną blogai. Jie kaip valgytų šiek tiek, taip stumtų, gal taip apdraskytų, žinai, ir stumtų kaip kažkur vat, išeiti. Aha. Bet aš matau, kad ir tas badavimas čia gerai. Šaltas vanduo, kvėpavimas ir badas. Mhm. Augalinė mityba, ar ne? Lengvesnis maistas. Taip, gali būti ir lengvas maistas, taip. Turiu omeny pradėti nuo to. Ir prieiti prie to badavimo. Labai gera informacija. Man atrodo, aš pirmą kartą girdžiu apie kristalinį kūną, kad yra mumyse. Aš dabar noriu patikrinti, ar čia tas kristalinis kūnas, apie kurį mes kalbam radę. Aš noriu patikrinti per kūnų sistemą, ar čia tas ir yra, ir man žinok kažkaip panašu, kad taip. Labai panašu, žinok, kad čia ir yra tas mūsų krištolinis tas kūnas, apie kurį mes čia kalbame. Jisai yra labai sunkiai pamatomas, arba daug kas jau gal nepamatom, arba neužčiuopiam, nes jisai yra viduj mūsų, va tam fiziniam kūne. Jis net nėra tarp eterinių ar fizinių, jis yra va tam fiziniam kūne. Įsivaizduoji? Jis yra materialus, sakykime. Iš dalies yra materialus, bet jis yra kristalinis. Man kaip stebuklas kažkoks. Bet aš matau, kad jį skaldo ir va tie dažniai per bangas. Tas, kaip pavyzdžiui, žiemą atpreiktą medį papurtyk arba tą šakutę, tas šakšnas pradės kristi, ar ne? Jeigu jis nėra tvirtai įsikabinęs, ir jeigu dar jis tik tai pradėjęs formuotis, ir jeigu jam tos bangos, tie dažniai, vat, tas purtymas, tos šakutės vat, vyks pastoviai, toks vat kratymas, tai jis ir nesusidarys. Nes tas vat kūnas vibruoja, pastoviai vibruoja, kaip shake, žinai, toks shaky movementas yra. Ir tie vat neigiami dažniai, tie harpa ir net tos visokios antenos, tie poliai, jie vat bando kratyti nuolat mus tokiam kaip grėžime kratyme laikyti tą organizmą. Ta fiziniai, kad va tie kristalinis tas kūnas nesusidarytų, ta apsauga, tas švitėjimas nesusidarytų, netauktų, neužaugtų, neužaugtų, nesusiformuotų tas kristalas vat stiprus. O čia yra jų pagrindinis planas ir dalykas. Čia ne tik aura mūsų pažeidžia, čia ir tą kristalinį kūną iš vidaus pažeidžia labai stipriai. Kuris laiko labai stipriai tą fizinį kūną, nes jeigu subyra ir dingsta tas kristalinis sluoksnis, tas toks plaušas, noriu sakyti, kaip plaušas atrodo, žinai, toksai. Jisai dingsta, tada viskas, imuninė sistema subyra, atsiranda labai daug ligų. Jisai labai daug atsakingas, kaip kartu su imuninė sistema eitų kartu panašiai ir vat, laiko nuo tų ligų atsparumo labai panašiai. Taip, kartu susilieja praktiškai jie yra.
Bet imuninė sistema juda, ji tokia kaip bėgtų greitai, žinai, taip kaip motociklas kažkoks motociklu važiuotų, taip juda visur per visą organizmą pastalina. Per visas ten organus, ląstelės, kraujo sistemą, ten skystinės terpės, kažkaip net smegenų ten kažkokios programos mentalinės ir taip toliau. Bet aš matau, kad tas kristalinis kūnas, jis toks kaip apgaubęs laikytųsi ir jis tik vibruoja, auga, jis tik švyti. Jis toks ekspandinas, žinai, įsivaizduoju, kaip, pavyzdžiui, ledą paimtum ir ekspandintum. Jisai auga, ledas, taip dedasi sluoksnis ant sluoksnio, ne? Pamažu taip vis auga, plečiasi. Tai va čia taip atrodo va tas kristalinių, to kūno krištolinių augimas, plėtimas. Kaip gražu. Tai vienu žodžiu, kuo daugiau gamtoj būti, nes į šaltą upę, tam gerti tą vandenį. Gerų dažnių, taip, gerų dažnių, vibracijų, taip, ir biškį save iš komforto zonos reikia labai stipriai ištraukti. Taip. Dar ir kaip. Eit kažkaip atrodo į tokias vietas, į kalnus kažkokius kopt, kur nėra tų antenų dažnių, tokių visokių iš to miesto išvažiuoti, iš namų išeiti, kažkokio medžio prisiglaust. Pajust tą bangavimą kitokį. Kad ir susiliejimas su savim pačiu, su tavo tą sąmonę, su pasąmonę suliejus, jau tas dažnių bangavimas irgi keičiasi. Kokia nereali tema. Įdomi, labai įdomi. Man kaip pasakoja, aš iš karto matau, žinai, kai ant lango ir kitas šerkšnas užsidėta ir kuo šalčiau, tuo tie piešinukai plečiasi. Vat labai panašiai, jo, taip pat auga, taip auga to kristalinio kūno, tas augimas toksai darosi, taip. Jis turi formą, jis turi patarną, jis turi, kaip ir tas kristalas, jis turi savo istoriją, jis turi savo šviesą, savo spalvą, jis turi savo ornamentus. Čia yra ta mūsų kažkokia gal kosminė informacija irgi atsispindi. Matau, kad... O tie ornamentai, ar jie taip pat, pavyzdžiui, pas tave ir pas mane, jie taip pat susidaro, tokie patys ornamentai? Ne, skirtingi čia pagal būtybės kosminės. Eina savo. Nes, pavyzdžiui, tu kaip kosminiai būtybė Sirena, tu neši visai kitokią informaciją, negu kad aš drugelis visai kitą informaciją. O spalva irgi kitokia? Pas tave tokia žalsva tokia. Šiaip atspindžių daug yra visokių spektrų, bet tokia, kaip žiūri, va taip tiesiai, žinai, nekreipalioji, taip, tai tokia žalsva. Tokia žalsva, lengvai žalsva, tokia samanų, tokia žalsva, tokia pastelinė spalva tokia. Mano toks sidabrinis mėlynas kažkoks melsvas, toks labai lengvai melsvas, toks sidabrinis daugiau. Kaip gražu. Ir dabar apie tą švytėjimą, tai mes turim švytėti, ar ne? Taip. Pavyzdžiui, tu, sako, žiūri į žmogų, arba praeina žmogus ir tu matai tą tokią šviesą, tokią energiją, tokią, wow, žinai, atkreipi dėmesį į tą žmogų labai stipriai. Tai vat jo tas kristalinis kūnas labai stiprus yra, labai šviečia. Čia jo ta aura, ta, sakykime, išsispinduliuoja per tą kristalinį kūną. Ir kuo jisai vat storesnis, didesnis. Pavyzdžiui, kodėl vaikai dažnai patraukia dėmesį, nes jie tokie daug šviesesni, atrodo, net jų oda, net jų energetika lengvesnė ar nešviesesnė. Dėl to, kad jų tas kristalinis kūnas labai stiprus, labai didelis, palyginus su suaugusiais. Dėl to jie tokie judrus, dėl to jie tiek energijos turi. Tokie aktyvūs. Taip. Tai vienu žodžiu, čia dar vieną raktą atskleidai. Kaip pasakyti, ilgaamžiškumo to vadinamo. Taip. Nu, čia įdomi, taip. Netikėta labai informacija. Ir dar, kad mes nesam paprasti, mes esam
Ypatingi, kiekvienas atskirai. Na, mes esam to žvaigždutės. Stebuklingi. Aha. Taip, žvaigždutės danguje jau spindim, mes vat ant žemės irgi spindim tuo savo kristaliniu kūnu. Tu savo energetiką stiprią. Man čirpai nuėjo per rankas, dabar kaip pasakė, žvaigždutės spindi. Aha. Pasijaučiau ypatingų laikų. Taip, rasi. Aha. Rasi. Labai gerai. Ar galiu uždaryti šitą temą? Taip, labai ačiū. Aha, labai tau ačiū irgi.